Esame Mičigane, labai įvairioje valstijoje. Čia ir Detroitas, didingas, tačiau trūnijantis miestas, Amerikos automobilių sostinė. Čia ežerai, didumo lyg Europos šalys, gausybė miškų ir klonių. Čia ir visa gausybė įspūdingų lietuviškų vietų, kurias mes aplankėm su gabalėliais Lietuvos. Ir lietuviški kurortai, lietuviški kaimai, lietuviškos stovyklos ir dar daugiau. Likite drauge su mumis šiame gabalėlį Lietuvos video ir visą tai pamatykite patys. Detroitas amerikiečiams žlugusio miesto sinonimas. Jame nusikalstamumas it Lotynų Amerikoje. Ir daugelis Amerikos lietuvių mums apskritai patiria net nebandyti kišti snapo į šį miestą. Tačiau Detroitas tikrai ne lūšnynas. Tai automobilizmo tėvynė, kur Henris Fordas įrengė pirmąjį pasaulyje konvejerį. Ta laikotarpį mena ir nuostabiausi dangoraižiai. Detroite man itin patiko apsilankyti ir pamatyti, kad Detroito centras jau gentrifikuojasi. Jame pilni barai jaunimo ir nerezervavęs stalelio net eilinį vakarą gali rizikuoti ten net nepapulti. O aplinkiniai rajonai tai tiesiog griuvėsių laukai. Važiuoji ir matai apleistus, griūvančius, sudegusius pastatus, netgi ištisus dangoraižius, ištisas milžiniškas gamyklas, kuriuose vyko pramonės revoliucija. Ir istorija visada panaši. Gražus, nuostabus 100 metų senumo namas, kažkuriuo metu jis apleidžiamas, dūla, trūnyja, kol kažkas padega, sudega, na ir galiausiai miestas nusprendžia jį nugriauti. JAV laikoma, kad tokie pastatai tikrai nepuošia miesto vaizdo. Šitam kontekste lietuviškoms Detroito vietoms gana pasisekė. Na aišku, kai baltaodžiai, tam tarpe lietuviai, išsikėlė iš Detroito centro, nunyko ir lietuvių klubai, lietuvių bažnyčios. Bet laimė bent pastatus nusipirko tie, kurie juos vertina. Tai pavyzdžiui, istorinis Lithuanian Hall Detroito lietuvių rajone. Jį nusipirko turto vystytojai, kurie suremontavo, padarė ten biurus, bet paliko ir užrašą Lithuanian Hall ir net padarė tokį mini muziejėlį, kur tie dabar dirbantys ofise gali suprasti pastato lietuvišką istoriją. Panašiai ir Švento Antano lietuvių bažnyčia priešais. Tai Švento Antano bažnyčioje dar 2012 metais sudalyvavo mišiose, tai tikrai nedaug laiko buvo likę iki jos uždarimo ir tos lietuviškos mišios buvo kaip ir pirmas mūsų apsilankymas Amerikos lietuvių vietoje ir buvo vienas iš dalykų įkvėpusi tuo domėtis. Na, atvykom kažkur tokiam tolimam mieste kaip Detroitas į tokį pastatą, didžiulę bažnyčią ir apie ją internete informacijos nebuvo beveik jokios, vos ten suradom mišių laiką, o ten radom ir lietuvių muziejų, ir interjerą, bažnyčios viršų, ir buvusią mokyklą, daugybę dalykų. Ir supratau, kad tą informaciją reikia rinkti. Paskui, kai dar nuvažiavau į Čikagą ir pamačiau, kiek ten įspūdingesnių dar lietuvių bažnyčių, kur kaip Lietuvos katedros, lietuvių kapinės, kaip ištiso miesto kapinės ir pamačiau, kiek mažai informacijos yra internete. Na tai taip tada ir gimė idėja kurt gabalėlius Lietuvos. Galima sakyti, prasidėjo Detroite. Švento Petro lietuvių bažnyčiai taip pat radom informacijos, kad tai buvo lietuviškas pastatas. Na, o šiemet aplankėm Bohemian National Hall. Tai pagal pavadinimą atrodo nieko ten lietuviško neturėtų būti, bet iš tikrųjų tas pastatas keliasdešimt metų veikia kaip lietuvių klubas, Dariaus ir Girėno klubas. Ilgą laiką jis stovėjo apleistas, bet mes turėjom galimybę patekti jo vidų ir smagu buvo matyti, kad dabar jis yra remontuojamas, kaip ir visa Detroito gentrifikacija priklauso ne nuo kažkokių didelių kompanijų, dažnai nuo tokių eilinių žmonių, kurie tikisi taip užsidirbti. Tai štai žmogus jau prieš 10 metų nusipirko tuos buvusius lietuvių namus, laikė juos nenaudojamus kurį laiką, buvo užsiėmęs kitais projektais, o dabar ėmėsi visko iš visų jėgų, susinešė ten savo daiktus, įrankius, na ir pats remontuoja, prižiūri tą pastatą ir tikisi parduoti brangiau negu nusipirko. Jisai įsigijęs buvusius lietuvių namus sužinojo, kad arti buvo narkotikų prekybos punktas, kuris veikė visą parą, na ir aišku, su tuo ir ginklai, pavojus.
tai nusipirko tą pastatą ir išvijo tuos narkoprekeivius, tai dabar už tai jį labai mėgsta visi kaimynai, tai sako, kad prižiūri, kad neįsilaužtų į tuos buvusius lietuvių namus. Deja, kadangi ne lietuviai statė tą pastatą, tai nieko lietuviško ten nėra. Po to, kai lietuvių namai užsidarė, tai dar buvo kurį laiką veikia kaip koncertų salė, tai tie naujai nusipirkę žmonės dar palaikė pavadinimą Labas bare, bet paskui ir tai išnyko. Viena ilgiausiai įdomus gabalėlį Lietuvos detektyvams, trukusių išsiaiškinti istorijų yra štai šios lentos Detroito istorija. Čia vien lietuviškai parašyta. Čia gimė Fliuksus įkūrėjas Jurgis Mačiūnas ir jo buvimo bei mirties datos. Šią lentą netikėtai dar pirmą kartą lankydamiesi Detroito 2012 metais pamatėme štai čia, Detroito centre, ir galvojame, kai susisieksime su Detroito lietuviais ir tikrai sužinosime lentos atsiradimo istoriją. Įdomumas juk tai, kad Jurgis Mačiūnas tikrai negimė Detroito. Gimė tai jis kure. Pasiklausime Detroito lietuvių. Nieko nežinojo apie tokią lentą. Aiškinomės, kad ne. Dėkui mums padėjusi Ann Tupinis Odet, kuri susisiekė su Jurgio Mačiūno našle. Nežinojo nieko ir jie. Toliau kapstėmės ir ta pati Ann mums padėjo susisiekti su šio namo savininko našle. Štai čia gyveno žydas Sivermanas, ne litvakas, tačiau labai mėgęs kolekcionuoti meno kūrinių šnikus. Ir mėgo jis taip pat ir Jurgio Mačiūno kūrybą, kurią rinko ir kolekcionavo. Jurgiui Mačiūnui mirus, kurio laiko jis nusprendė šią lentą pagaminti Jungtinėse valstijose ir nusiųsti ją į Kauno miestą, tam, kad galėtų Kaunas pakabinti šią lentą ant to namo, kur iš tikrųjų Jurgis Mačiūnas savo gyvenimą ir pradėjo. Tačiau Kaunas atsisakė lentą priimti ir ją atsiuntė atgalios. Jam neliko nieko kita, tik pakabinti šią lentą ant savo pastatą. Tai istorija, kurią papasakojo jo našlė. Džiaugiamės galėdami įtraukti šią nuostabią istoriją į gabalėlį Lietuvos.lt enciklopediją ir štai šią vietą, kurią gali aplankyti visi, kas tik lankysis Detroito centre į TexasAmerica.lt lietuviškų Pietų Amerikoje ir esančių. Detroito centras, galima sakyti, išsikėlė į priemiesčius, išsikėlė ir visi gyventojai ir išsikėlė viena iš Detroito lietuvių bažnyčių. Čia labai retas reikalas JAV, nes paprastai vyskupai neleidžia bažnyčių perkelt, bet čia taip atsitiko, kad šita bažnyčia net 2 kartus atsidūrė greitkelių statybos kely. Tai tiesiog tą sklypą ir buvusi bažnyčios pastatą išpirko, tas buvusias bažnyčias nugriovė, na ir gavo pinigų lietuviai ir pasistatė naują bažnyčią priemiesčiuose. Jeigu to nebūtų padarę ir taip nebūtų atsitikę, tai tikriausiai ir šita parapija būtų sunykus, nes daugelis lietuvių bijotų važiuoti tiesiog dėl nusikalstamumo. Visiškai kitokia nei Detroito Grand Rapidso miesto istorija. Apskritai, Grand Rapidsas Amerikoje man yra šiokia tokia mįslė. Visur kitur lietuvių rajonai sunyko, lietuvių organizacijos užsidarė, geriausiu atveju liko gal 1 iš 10 ar 1 iš 5, o štai Grand Rapidse iki šiol gyvuoja senasis lietuvių rajonas, ten veikia 3 lietuvių klubai su savo pastatais, veikia lietuvių bažnyčia ir taip pat yra 2 lietuvių kapinės. Kiekvienas iš tų 3 lietuvių klubų anksčiau atspindėjo vieną iš politinių krypčių, į kurias buvo susiskaidžiusi lietuvių tauta. Tai štai lietuvių sūnus ir dukterys, Lithuanian Sons and Daughters, atspindėjo kairiuosius arba net komunistus, tai kiti lietuviai juos žiūrėdavo kreivai. Tada Švento Jurgio lietuvių draugija buvo katalikiškų, tokių jau religingiausių lietuvių draugija. Ir Vytauto kareivio draugija, kurioje turėjom paskaitą pasakojimą apie Amerikos lietuvių paveldą. Tai buvo tautinė draugija, ir kaip buvo įdomu skaityti tą paskaitą, nes tai yra organizacija, kuri įsteigta 1910 metais, tai dar Lietuvos Respublikos dar nebuvo. Tada jie save vadino lietuvių kariais, turėdavo savo uniformas ir marširuodavo ten Grand Rapidso gatvėm ir tą paskaitą skaičiau būtent tokiam organizacijos muziejėlį, kur yra nuotraukos tų karių, Vytauto kareivio draugijos narių su uniformom, o paskui laukia toks ritualas, tai iššventinimas į klubą. Reikėjo išgerti vytytis vadinamo gėrimo kartu su 2 esamais klubo nariais, na, jis panašus į krupniką, bet Amerikos lietuvių tarpe žinau, kad yra labai daug gėrimų, kurie panašus į krupniką, bet kiekvienas turi savo pavadinimą ir kiekvienas yra atskiro Amerikos lietuvių miesto ar rajono
pažiba tam tikra. Tai yra iš kartos į kartą šeimose ir klubuose perduodamos tradicijos, o Vytauto kareivio klube labai buvo smagu matyti, kad ir klubo narystė perduodama iš kartos į kartą. My connection to this place is from my grandfather who had passed away. He was Lithuanian, and when he was still alive, this place was very near and dear to his heart. It was very important to him. And about a year after he had passed away, my uncle, who is also here, encouraged me to join and become a member. And that's how it got started. That's how I got involved. Mostly it brings other members of Lithuanian American community together, and it's been doing that for almost over 100 years now. And it's just a great place for us to gather and have space together, but they also have benefits to the local community of Lithuanians, as you've met a few of them tonight. So as we have just had a Destination Lithuania America presentation and you listened to that, so was it interesting for you? It was very interesting. I knew a lot of it because I've been following you for a while now, but there were some very interesting parts about sites that you visited that I knew nothing about, just because they weren't on my radar. I especially like the one about the cemetery that was so overgrown in Illinois, and the gentleman who came and put a mission on to actually clear that out and bring it back, restore it to what it should be. I really like history, so it was very interesting, very informative. There's not a lot of resources out there, not a lot of information out there about the Lithuanian immigrant diaspora around the world, much less in the United States. There were several destinations in Michigan that I would like to try to visit, but I would also like to take a trip down to Chicago, to the Lithuanian town down there. Extremely interesting. I really like that map because it brought a lot of attention to me about different sites here in Michigan I didn't know about. For example, the cheese up in Custer, Michigan. So that's very interesting for me to learn and know about. I love the True Lithuania site, and I do everything I can to learn more about Lithuania and its culture. My family came here in 1949, and it was my grandpa, my great uncle, and then his whole family, my great grandpa. So the Belanda family and the greater Plahavicius family was who we were with as well. General Povas Plahavicius is my uncle. We're very proud of it. Everyone in the family is. And we grew up hearing about how great he was. O Švento Jurgio draugijoje pasakojo, kad narių skaičius pakilo nuo maždaug 150 iki 700, kai užsiėmė naujieji vadovai, kaip jį pakelt. Ir Švento Jurgio draugijoje jau mažiau yra lietuviškų atributų, bet gavom dovanų bokalų su vyčiais, tai yra klasikiniai bokalai, kurie yra naudojami tam bare. Apskritai, baras yra tų lietuvių klubų esmė, toksai kaip tautinis baras, tautinis restoranėlis. Ir Grand Rapids'e tai yra tokia vietinė tradicija, tokie tautiniai barai, turi daug ir Lenkai, ir jeigu kitur Amerikoje tai yra tam tikras dalykas, kur jau domina tik senukus ir nyksta, tai Grand Rapids'e panašu ir jaunoji karta tikrai visai dar eina į tuos barus ir jie išliko iki šiol. Atvykome į išties unikalią visos lietuviškosios Amerikos kontekste žemę Kasterį, kur tarpukariu lietuviai įsigijo žemės sklypus tam, kad čia galėtų dirbti žemės ūkyje. Tai buvo išties išskirtinis regionas, nes daugiau nei 90% lietuvių Jungtinėse Amerikos valstijose dirbo fabrikuose ar kasyklose. Čia įsigiję žemės sklypus lietuvių ūkininkai norėjo sukurti naująją Lietuvą. Nors jų būta čia išties ir daug, tačiau lietuviškos bažnyčios ar lietuviško klubo jie nesukūrė, tačiau lietuviška dvasia matyti ir amerikiečiams aptarnauti skirtose įstaigose ir pastatuose. Tarkime, vietos katalikų bažnyčią suprojektavo lietuvis architektas, čia dirbo lietuviai kunigai, o lėšas bažnyčiai sutelkė lietuviai ūkininkai. Teko matyti ir ne vieną lietuvišką pavardę. Štai tarkime Stakėnas Farm, Stakėno ferma, Stakėno ūkis, Brazas gatvė, Noreikos gatvė ir panašiai. Regione yra ir Andrulio sūrinė, kur dabartinės savininkės senelė, atsigabenusi lietuviško sūrio receptą iš Lietuvos Jungtines Amerikos valstijas, čia tą sūrį pritaikė amerikiečiams. Ir dar šią dieną šis sūris yra gaminamas. Ragavome net išskirtinai kitokio nei Lietuvoje įprastas lietuviškas baltas sūris, sūrio su jalapenais. Įdomią tipinę to krašto istoriją mums papasakojo Amelia C. Jane, kurios senelis atvykęs į šį regioną
įsigijo žemės sklypą, čia sukūrė savo sodybą, kurią Amelija C. Jane labai myli, rūpinasi ir net sugebėjo pasiekti, kad ji būtų įtraukta į visų Jungtinių Amerikos valstijų saugomo paveldo sąrašą, kas iš ties unikalu. Ten tėra vos keletas lietuviškų vietų. My grandfather learned that there was land in northern Michigan which had just recently been cut by the lumber industry, and all this Lake County land that was beautiful old forest was just cut down completely. And so the land had stumps of trees everywhere, and he knew that, but he said, let's buy that land, let's buy enough so that we can do something, and they had enough money to buy 200 acres. They had to build the barn first because they had plans to begin farming, and they wanted to get the barn established for cows and to have a place to put the harvest. So the harvest was going to be hay for the livestock. And so after the barn was built, there was a little part of this house, a very tiny part, that was built just for the 4 people, and they could stop renting from the neighbor. They were working for their room and board as well, but they stopped renting, they stopped working, and moved onto this property. That's 200 acres. So we're on 1 Mile Road in Luther, Michigan, and this house was then subsequently built after they lived in the little one room, which was very, very tiny. And they established many kinds of crops, but one for sure that we know about is a potato crop, and it was spanning 40 acres of the land, even more probably. Incredible hard work to grow anything on this land because it was sandy soil, and the only way my grandpa made it work was to have manure from the cows. He had dairy cows and sold the milk and sold the cream, and the manure from the cows went on the crops and went on the plantings. So he made it work, but it was difficult. When my mother died 18 years later, in 1995, I just had such a feeling of love and caring, and I loved all the stories. I remember so many stories that my grandmother told me, and my mother also told me stories. So I said, we have to find a way to make this Lithuanian house and the parties that they would have Lithuanian dances in the living room with many Lithuanians coming on a picnic day, probably a Sunday. And so they took all the furniture out of the living room and made a dance. And I thought, why not preserve something about this heritage and make sure that many people can know? And then recently I learned that the whole story is summarized on Wikipedia, which is really fun. But it was because of the stories, I think, that made me want to pursue the long process and the forms and how do you fill this out and get it right and make it authentic and check my facts and make sure that everything is correct for Washington, D.C. So it was a long process, but worth it. Didžiausioje JAV lietuvių stovykloje, Dainavos stovykloje, Mičigane, dalyvavome ateitininkų savaitėje. Ateitininkai išties JAV galinga lietuvių organizacija, turinti ir savo namus Čikagoje. Dažnas lietuvis, augdamas Jungtinėse Amerikos valstijose, mums pasakodavo, kad išties turėdavo priklausyti arba ateitininkams, arba skautams. Įdomu, kad abiems organizacijoms priklausė ganėtinai mažai žmonių. Ten taip pat susipažinome su daugybė nuostabių lietuvių ir turėjome paskaitą bei viktoriną apie projektą Gabalėliai Lietuvos. Išvykdami iš stovyklos užsukome į visiškai greta esančią Šaulių Pilėnai stovyklą, kurioje aplinka išskirtinai tautiška. Ant vartų kaukiantys geležiniai vilkai, paminklas kritusiems už Lietuvos laisvę. Smagu buvo matyti, kad labai daug lietuvių jaunimo buvo kaip tik susirinkę stovykloje ir rengėsi švęsti ten jonines. Jungtinėse Amerikos valstijose lietuviškos stovyklos tai tarsi atskiros lietuvybės oazės. Štai tarkime Dainavoje yra ir Šiaulių Kryžių kalno įkvėptas Kryžių kalnas,
kuriame rytais ateitininkai susirinkdavo su kunigu, kalbėdavo maldelę, taip pradėdavo dieną. Taip pat gausu lietuviško meno, erdvė, kur jaunimas gali pabendrauti su kitais lietuviais ir taip nuo pat pradžios, nuo stovyklos įkūrimo. Tai buvo esminė kertinė mintis tam, kad jaunimas suvažiavęs galėtų susipažinti ir toliau kurti lietuviškas šeimas. Iš Mičigano kelias į Čikagą veda pro Union Pirą, tai yra pats pietvakarinis Mičigano pakraštys, palei Mičigano ežerą, toksai kurortas. Ir ten jau prasideda kurortų grandinė, kuri tęsiasi iki pat Čikagos. Tokių kurortų, kuriuose lietuviai, Amerikos lietuviai praleisdavo vasaras. Ir Union Pire yra iki šiol tokia Mildos parduotuvė, kur visada plazda Lietuvos trispalvė, ten užsukom trumpam, o tuomet važiavom į Beverly Shore. Tai Beverly Shore'as yra kaip sostinė tos lietuviškosios Rivjeros ir buvo labai įdomu apvažiuoti šitą miestelį kartu su vietos lietuviais, kurie parodė, pavyzdžiui, visus lietuviškus kryžius, kurie stovi prie namų, tai tuose namuose, reiškia, gyvena lietuviai. Statistiškai apie 12% Beverly Shore gyventojų yra lietuviai ir tai yra vienas didžiausių procentų Amerikoje. Lietuviai pradėjo čia važiuoti atostogauti pirmiausiai. Ir tas buvo, sakysiu, apie 50 metų laikotarpį. Kai kurie buvo iš pirmos bangos lietuvių įsteigę vasarvietės, kur galėjo išnuomoti kambarius arba visą kotedžių ir atvažiuodavo lietuviai čia atostogos praleisti. Bet daugiausiai savaitgaliais irgi suvažiuodavo iš Čikagos tik tai pasinaudoti ir pasidžiaugti ežerų, smėlių, kuopos, pliažus ir pabendrauti su kitais lietuviais, nes atstumas nuo Čikagos vairuoti vos valandos, su traukiniu valandą 10 minučių, o gamta pritraukė visus. Gamta labai priminė apie Lietuvą, priminė Baltijos jūrą, priminė kuopas prie Baltijos, beržai, pušys, medžiai, visa gamta. Tai tas ir daugiausiai buvo dipukų karta, kur čia atvažiavo. Ir tada pradėjo statytis namus ir žmonės atsikraustyti čia gyventi pilnu laiku, nes pamatė, kad jie gali čia gyventi ir Čikagoje važiuoti dėl darbų. Tai dėl to susidarė tokia grupė šičia, kad 1955 metais oficialiai įsisteigė Amerikos lietuvių klubas Beverly Shores ir inkorporavo kaip nepelno siekiančią organizaciją ir iki šios dienos dar veikia be sustojimo. Ir lietuviai labai aktyviai buvo šičia įsiveldę į miesto valdžią, į miesto komitetus ir kad prižiūrėti, kad miestelis įsilaikytų ir kad lietuviams būtų gerai. Lietuviai ne tik čia gyveno, ne tik šventė su klubu savo šventės, bet taip pat ir daug pastatė to, kas stovi iki šiol ir kiekvienam čia atvykusiam primena Lietuvą. Viena iš tokių vietų yra Lituanikos parkas, o kita lietuviškai įrengta bažnyčia. Papasakokite apie šitas vietas. Tai parkas buvo įbrėžtas į miestelio planus nuo pat pradžios, nuo 30 metų. Bet tenai buvo tik tai miškas ir niekas nesidarė. Tai nebuvo leidžiama statyti namus, tai jisai buvo garantuotas kaip po parkas. Bet lietuviai sakė, kad žinai ką, padarykim tikrą parką, kad būtų pieva, kad būtų vandens, kad galėtų eiti čiuožti per žiemą ir per vasarą pažuvauti. Tai lietuviai surinko pinigus ir įsteigė parką, miesteliui padavė planą, miestelis priėmė, bet lietuviai sakė, jei mes surinksim pinigus, jei mes šidėsim pastangas, tai turi būti lietuviškas vardas. Tai pavadino Lituanikos parką. Ir tada galėjo įdėti tenai paminklą, atminant Dariaus ir Girėno skrydį. Ten tas paminklas atspindi tarsi Lituanikos nuolaužas, ar ne? Taip, vadinasi Sparnai. Ir buvo skulptorius iš Lietuvos, buvo padarę tą skulptūrą. Bet taip pat yra akmuo tenai, kuri įamžino parko įsteigimą 68 metais. Tai parkas buvo vienas iš didesnių tokių projektų, kur lietuviai su savo pastangom padarė.
kitas tai buvo Šventos Onos bažnyčia. Buvo paprasta bažnyčia ir tada norėjo, kad būtų padidinta. Tai lietuvis architektas Edvilas Masiulis suprojektavo priedą pridėti prie bažnyčios ir tą pastatė, irgi daug lietuvių aukavo pinigus, bet taip pat ir amerikiečiai, parapijiečiai irgi. O kokia buvo lietuvių poilsiautojų įtaka Beverly Shore, tai geriausiai supratau, kai pamačiau atminimo lentą miestelio poilsiniams. Na, daugybė Beverly Shore poilsinių buvo nugriauta, kadangi buvo įkurtas nacionalinis parkas ten ir buvo atiduota ta žemė atgal gamtai. Tai padaryta tokia atminimo lenta ir ten toje atminimo lentoje vyrauja lietuviški pavadinimai. Aišku, lietuvių kurortų, Palanga, Nida, bet taip pat lietuviškų pavardžių, tiesa daug tų pavardžių iškraipyta, nes tai buvo tie imigrantai, kurie imigravo dar prieš Pirmą pasaulinį karą, pirmabangiai. Tai dažnai jų pavardės būdavo visaip suanglinamos, bet matosi iš galūnių, kad tai yra lietuviškos pavardės. Ir mums pasakojo, kad net ir dalis tų poilsinių, kur nesivadino lietuviškai, tai iš tikrųjų irgi buvo laikomos lietuvių. Tai buvo tikra tokia lietuviškoji riviera. Na, šiandien tai yra kaip Čikagos priemiestis, dalis žmonių gyvena ten, dirba Čikagoje. Ir mes taip pat po Beverly Shore pajudėjom į Čikagą, paskutinį tašką šitoje ekspedicijai. Bet apie Čikagą jau kitame video.